Labuotis! Grįžtu su naujienomis apie darbo paieškas. Tai jau kurį laiką nedariau video, nes iš tikrųjų nelabai buvo ką pasakot. Paskutinis mano video buvo apie tai, kad noriu perėti į HR ir kad dabar sukaupsiu ties tuo. Tai šiaip ganėtinai greitai pakeičiau nuomonę, vėl išplėčiau savo darbo paieškų sritį bendrai į pasirūpinimą žmonėm. Tai kaip ir minėjau, klientų aptarnavimas, žmogiškieji ištekliai, pardavimai netgi ir panašios rolės susijusios su darbu su žmonėmis. Nors darbo paieškas tikrai vykdžiau aktyviai, bet jos buvo bevaisės. Tai aišku, stengiausi toliau, dariau viską, ką galėjau, bet tuo pačiu paraleliai dar pradėjau keisti savo įsitikinimus. Tai jau 5 savaitės kasdien medituoju ir keičiu savo įsitikinimus ir visai netyčiukais radau tokį didelį, rimtą ir tikrai stabdantį įsitikinimą. Aš buvau įsitikinus, kad jeigu aš pavargsiu, aš numirsiu. Išsiugdžiau jį paauglystėje, kai ir maks intensyviai sportavau, turiu omeny 5-6 kartus per savaitę treniruotės ir varžybas, mokiausi mokykloje ir dar plus ekstra visokių veiklų turėjau, kaip savanorystė, mokymasis, papildomų kalbų, ekstra būreliai ir panašiai. Tai šitas įsitikinimas labai giliai įsėdęs buvo ir jeigu būtų įdomu daugiau sužinoti apie tai, kaip aš jį atradau ir kaip aš jį pakeičiau, tai pakomentuokit, padarysiu atskirą video. Bet dabar taip neišsiplečiant, man pavyko jį pakeisti ir aš tiesiog fiziškai net pajaučiau, kaip atsilaisvina man viskas ir užsidegė kažkokia vidinė ugnis ir tokia davai darom. Ir nuo to davai darom momento praėjo savaitė ir aš jau turiu užsibuknus 7 pokalbius. Palyginimui, prieš tai 4 mėnesius ieškojau darbo, kai kurie tų mėnesių buvo aktyvesni, kai kurie mažiau aktyvus, bet per juos turėjau 8 pokalbius. Tikrai čia nėra kažkoksai sutapimas, kad netyčia pakeičiau vieną didžiausių mane stabdančių įsitikinimų ir kažkaip netyčiukais kaip tik tą pačią savaitę man 7 pokalbiai nukrito iš dangaus. Tai tikrai ne. Mūsų įsitikinimai kūrė mūsų realybę, tai įskaitant ir mano. Tai dabar pajudės dalykai. Ir kai tik tai turėsiu kažkokių įdomesnių update'ų, tai būtinai padarysiu, o kol kas einu ruošti savo visiems 7 pokalbiam.